Sveiki, esu Martynas, skaitmeninio marketingo video mokymų protinga reklama vienas iš kūrėjų. Šiandien jau ketvirtoji video serijų 180 sekundžių interneto marketinge dalis. Šiandien atsakysiu į Dovilės Malinauskaitės klausimą, kokios yra internetinės reklamos rūšys. Interneto marketingo kurse protinga reklama esu minėjęs, iš kokių marketingo rūšių ar krypčių yra sudaryta protinga reklama sistema. Verta jas prisiminti. Sudariau šį sąrašą pagal reklamos kanalus ir reklamos rūšies specifiką, bet pavadinau kaip tam tikros srities marketingą. Nes kai kurios rūšys naudoja tuos pačius reklamos kanalus, bet priemonės reklamai yra skirtingos ir turi savitą specifiką. Išdėsčiau sąrašą pagal geriausiai gaunamą efektyvumą iš kanalų. Taigi, internetinės reklamos rūšys yra naujienlaiškių marketingas, SEO marketingas, SEM arba paieškos sistemų marketingas, integracinis marketingas, viešųjų ryšių marketingas, virusinis marketingas, remarketingas, retargetingas, turinio marketingas, socialinių tinklų marketingas, vaizdinės reklamos tinklų marketingas arba banerinė reklama, video marketingas, produkto paleidimo marketingas, komunikacijos marketingas, mobilių aplikacijų marketingas, juodosios marketingo technologijos ir kitas. Praktikoje sutinku, kad įmonės dažniausiai naudoja vieną ar kelis reklamos kanalus ar rūšis savo reklamos strategijoje. Didžiausias efektas, kai visi kanalai yra tarpusavį suderinti ir veikia sinergiškai. Tačiau labai retu atveju įmonės sugeba išnaudoti visus reklamos kanalus ar rūšis ir jas susijęti bendrą visumą. Ir tai vyksta dėl įvairiausių priežasčių. Ir net jei ir panaudoja, tarkim, visus kanalus, tai ne visuomet tai padaro tinkamai arba labai šabloniškai. Mano rekomendacija būtų susikoncentruoti į mokamus reklamos kanalus, kurie gali duoti greičiausią rezultatą. Tai reiškia, kad reklamą tame kanale galima pasileisti sąlyginai greitai ir rezultatus matyti jau kitą dieną ar jau kitą savaitę. Labiausiai rekomenduočiau bent jau pradžioje koncentruotis tik į SEM marketingą, socialinių tinklų marketingą, turinio ir video marketingą, pritraukiant tikslinius lankytojus į savo svetainę. Taip pat neatmesčiau vaizdinės reklamos tinklų, tai yra banerinių reklaminių kampanijų. Sekantis etapas - pasinaudoti remarketingo galimybėmis ir jei renkate savo lankytojo elektroninio pašto adresus, naujienlaiškio marketingo galimybėmis. Norintis daugiau sužinoti, kokiais būdais ir priemonėmis galite rinkti savo tikslinės auditorijos kontaktus, plačiau apie tai kalbėsiu lapkričio 14 dieną konferencijoje Convert.com Vilniuje kartu su pasaulyje pripažintu marketingo genijumi Neil Patel. Labai rekomenduoju ir kviečiu visus norinčius padidinti savo konversijas internete į šį renginį. Čia dalyvaus tikrai praktinę patirtį turintys specialistai, kurie dalinsis savo žiniomis būtent su jumis. Iki susitikimo konferencijoje. Dėkoju, kad žiūrėjote. Jei turite klausimų interneto marketingo tema, siųskite juos elektroniniu paštu 180@protingareklama.lt. Ir iki kitų susitikimų.